Viena gražiausių Lietuvos vietų – Juodkrantė. Nors mažesnė už šiandien visų taip garbinamą Nidą, Juodkrantė gali pasigirti išskirtine, tik jai būdinga sėkmės istorija, kuri šį nediduką žvejų kaimelį XIX amžiuje išgarsino kaip kurortą. Visgi iki tol Juodkrantei teko nemažai išbandymų. Vienas jų – grėsmė būti užpustytai smėlio. Prognozės mokslininkų tuo metu, gamtininkų labai konkrečios, kad po pusšimčio metų tas smėlio kalnas būtų uždengęs Juodkrantės centrą tuo metu. Jeigu nebūtų susiimta apželdinti. O konkrečiai prie Juodkrantės labai intensyvūs apželdinimo darbai, tos pajūrinės pusės Kopagūbrio ir link Klaipėdos prasidėjo nuo 1882 metų. Ir puikiai matyti, kad ten yra jaunas miškas ir pakilus į kalną prasideda tas gabalėlis, nedidelis senojo miško pušis po 200 metų ir panašiai. Pavojus Juodkrantėje išnykti atsiranda ir dėl kitų negamtinių, bet geopolitinių aplinkybių. Nuo 17 amžiaus Kuršių nerija buvo reikšminga susisiekimo grandis, trumpiausias kelias iš Karaliaučiaus į Rygą. Tai buvo europinės reikšmės pašto arterija. Tačiau ateina lūžio metas. Prūsija ir Rusija apie 1830 metus sutarė, kad pagrindinė pašto jungtimi turi tapti kelias, vedantis pro Tilžę, Tauragę ir Šiaulius. Kuršių nerija praranda savo strateginę reikšmę. Praradusi pašto kelio reikšmingumą, Juodkrantė apsnūsta. Tačiau tai laikinas etapas. Pasakojimą apie šio miestelio atgimimą vertėtų pradėti čia, prie vadinamosios Gintaro įlankos. Juodkrantės ir visos Kuršių nerijos vienas iš tokių, sakykime, simbolių ir simbolinę reikšmę turinčių objektų yra Gintaro įlanka. Daug kas galvoja, kad joje kasė gintarą, dėl to jin taip pavadinta, bet Gintaro įlanka pavadinta ne dėl to, kad joje yra, gal ten ir yra, aišku, kažkiek. Bet tai buvo labai įdomi iš tikrųjų istorija, kaip jau tapęs kurortu, dar netokiu galbūt plačiai žinomu, nes vis dėlto Juodkrantė kaip kurortas pradėjo kurtis XIX amžiaus vidury, antroji pusėje, tai mes apie tuos laikus ir kalbam. Tai gintaras, iškastas iš Kuršių marių dugno, leido Juodkrantei dar labiau prisistatyti kaip kurortui ne tik Europai, bet ir pasaulyje. Tai šiuo atveju Gintarui reikia padėkoti kaip labai geram rinkodarininkui. Tai štai tokia iš esmės viena iš tų priežasčių, kodėl yra svarbi Gintaro įlanka, tas objektas svarbus, tai dėl to Gintaro fenomeno. XIX amžiaus vidurys. Juodkrantėje pradėti vystytis kaip kurortų laikmetis buvo itin palankus. Vieta puikiai poilsiui, greta marios, jūra, nuostabus miškas. Juodkrantė po truputį pradeda atrasti tyraus oro ir gamtos išsiilgę poilsiautojai. Mes kalbam apie XIX amžiaus vidurį, tai yra tam tikra epocha, kai Europoje buvo žmonių gerbūvyje, buityje ir kasdienybės gyvenime patirtas tam tikras sprogimas, tam tikras lūžis, tai yra industrinės epochos atsiradimas kaip tokio reiškinio. Ką tai reiškia? Buvo išrasti įvairūs išradimai, pavyzdžiui, vienas iš jų labai reikšmingas, tai garo variklis plačiai pradėtas naudoti. Ir labai daug fabrikų pradėjo kurtis, tai tas pats Anglijos Londono smogas garsusis, kur žmonės labai duso nuo jo ir sirgo įvairiom plaučių lygom, vėlgi buvo dėl padidėjusios oro taršos, o tas milžiniškas gamyklų cechų atsiradimas reiškia ir vidurinės klasės žmonių susikūrimą, tai kai žmonės galėjo leisti savo kažkur jau gal ir pakeliauti ir taip toliau. Juodkrantė iššoko į tą traukinį, tai žmonės dabar iš miestų bėga, ieškodami gamtos, švaraus oro, tylos, ramybės. Ir jie lygiai taip pat iš Europos didmiesčių bėgo į Riugeno salą, pavyzdžiui. Taip pat jie ieškojo, kaip vokiečiai vadindavo, klimatišę kurortą.
Tai yra klimato kurortas, kur pagrindinis veiksnys yra tyras oras, gamta ir Kuršių nerijos atveju dar ir labai neįprasta aplinka, įdomūs žmonės, laivai, kurienai. Intensyvėjant garlaivių apsilankymams, tenka pasirūpinti gilesniu laivakeliu. Būtent šis faktas tampa itin svarbiu akcentu Juodkrantės augimui. Pagrindinis susisiekimas iš didžiosios Vokietijos į Kuršių neriją, jos kurortus Krancą, dabartinį Zelenogradską, tą pačią Juodkrantę, Nidą, buvo garlaiviais. O garlaiviai, sukdami tą ratą, seklios marios ir laivybai reikėjo laivakelio, taip vadinamojo farvaterio. Tai Prūsijos karalystė, valdžia, valstybė pradėjo kasti marių dugną ir tiesti tą, reiškia, laivakelį, kad galėtų plaukioti laivai. Tai kainavo be proto didelius pinigus, tai buvo didžiuliai pinigai. Tai va, tam 19 amžiaus vidury, bekasant tą dumblą, dugną mariose gilinant iki 6, sakykime, 4 metrų reikalingų laivakeliui, buvo iškasama ir gintaro. Žaliavos, daug, ir ta žinia sklido. Vilhelmas Štantinas, klaipėdietis, laivininkas ir iš Dancigo, tuometinio dabartinio Gdansko, kilęs Moricas Bekeris, žydų kilmės, daugiavaikės šeimos, ypatingą verslo geną, gabumų turėjęs vyrukas. Jų keliai susiėjo vienu metu. Štantinas, jisai labai irgi keista, bet jo pirmieji bandymai kasti gintarą buvo ne mariose, o žemynė, prie karaliaus Vilhelmo kanalo tokioje vietovėje kaip Šūdnagiai, taip ir užrašyta Šūdnagiai. Šūdnagių kaimo vietovėje pas ūkininką Šūdnagį, jisai išsinuomojo žemės ir ten kasė gintarą, yra netgi žemėlapis pavaizduota 1860 metų, tenais, atsakykime, kažkur 58. Bet ten kažkaip jam, pavadinkim, nesisekė, to gintaro nebuvo tiek daug. Moricas Bekeris, kaip rašoma ir tarpukario spaudoje, ir tarp kitko, tarpukario spauda lietuviškoji nemelavo, taip ir buvo. Kad jis buvo prekiautojas, smulkmenomis įvairiais, sakykime, daiktais, keliaujantis prekiautojas. Ir jisai būtent Juodkrantėje išgirdo, kad tie kasėjai farvaterio randa gintarą. Kažkurio momentu susieja šitų dviejų vyrų keliai. Štantinas turėjo potencialą, sakykime, jis buvo laivininkas, pažinojo mares, žinojo, kas yra, sakykime, ta laivyba visa ir taip toliau. Moricas Bekeris buvo labai apsukrus, gudras ir sumanus verslininkas. Ir jie kažkurio momentu sugalvoja rizikingą, bet genialų planą. Jie užuodė aukso gyslą, bet kai užuodė, tai nebūtinai, kad po to ir tas kvapas pasiteisins. Tai galėjo ir nepasiteisinti, bet jie pasiūlė Prūsijos valdžiai tokį verslo planą, kurio jie negalėjo atmesti, kad mes gilinsime už savo pinigus laivakelį, o tai buvo labai brangu, bet jūs leiskite mums visą gintarą, kurį mes galimai rasime marių dugne, pasilikti savo. Valdžia sutiko, aišku, ir labai paplojo už tokį. Mes dabar pavadintume monkey business turbūt. Bet tas monkey business virto į milijardus, milijonus sukrovusius turtus, reiškia tikrą verslą. Štantinun Beker gavus teisę Juodkrantėje kasti gintarą, verčiamas
naujas kurorto puslapis. Iki tol čia gyveno vos daugiau kaip 200 gyventojų. Po keliarių metų gyvenančiųjų skaičius pašoko net kelis kartus. Aplink Gintaro įlanką užaugo kolonija. Taip ir vadindavo, reiškia, Gintaro kasėjų kolonija, o keliautojas Oto Glogau ją pavadino Kalifornija. Kuršių nerijos Kalifornija, tai kaip auksas, Baltijos auksas kasamas. Tai ten buvo barakai, buvo, reiškia, gintaro rūšiavimo vietos, irgi tam tikri pastatai. Moricas Bekeris gudrus buvo ir jisai jau pamatė, kad Juodkrantė gali virsti ir aukščiausios prabos europinio lygio kurortų. Tai jisai pirmoji vila Flora yra Morico Bekerio pastatyta, iki šiol išlikusi. Štantinas kažkaip jisai įdomi, ten tas vaidmuo vėliau paaiškės, bet užsikūrė tikra gintaro, reiškia, mašina gavybos. Jie tą gintarą kasė, pastatė netgi mokyklą kolonijos darbininkų vaikam. Ta mokykla iki šiol yra išlikusi ir mes pro ją visi pravažiuojam, bet mažai kas žino, kad jinai yra po dešinę ties Gintaro įlanka. Taip kad Juodkrantė per labai pakankamai trumpą laiką, jinai iš tokio mažo žvejų kaimelio tapo didžiausią Rytprūsiuose industrinį objektą turinčią gyvenvietę. Ir savo laiku jinai, būtent gintaro kasimo apogėjuje, jinai daugiau gyventojų turėjo negu Nida. Būtent firmos Steinten & Becker dėka Juodkrantė galėjo klestėti kaip kurortas, nes labai įdomi būdu. Minėjau, buvo pastatyta mokykla, Moricas Bekeris Florą pastatė, bet jie investavo, taip pavadinkim, netiesiogiai. Marių dumblas iškastas turėjo būti kažkur padėtas. Tai jo dabar, jeigu išplukdo jūrą 2 kilometrai nuo molo ir jį išpurškia tiesiog į jūrą, o tais laikais marių dumblas kas tai yra? Tai yra sapropelis. Tai yra organika perpuvusi įvairi, sakykime, kur ne koks nors žvyras. Ta dumblą iškraudavo aikštelėse tam tikrose ir dabar kas su juo vykdavo? Dalį dumblo naudojo miškininkai. Jie dumblu iš marių dugno tręšdavo pušaičių duobutestas, išurptas, sodinukam kaip kopas apželdindavo, nes smėlyje labai sunkiai prigyja, tai sakykime, tą dumblą naudojo kaip trąšą. Tuo dumblu pradėjo tręšti, jisai dar papūdavo gerokai, ten 5 metus, jisai dar labiau papūdavo, dar daugiau tos atsirasdavo organikos, tų medžiagų įvairiausių, sakykime, pradėjo tręšti savo daržus vietiniai. Tai marių dumblų patręštuose daržuose jau augo bulvių, ko anksčiau negalėjo sau leisti neringiškiai, kurie mito vien žuvim praktiškai ir turėdavo daržovės gabentis iš ano kranto, jie jau galėjo auginti daržovę. Bet svarbiausia yra tai, kad milžiniški kiekiai marių dumblo iškasto gilinant farvaterį Steinten & Becker firmos laikais praplatino Juodkrantę. Tai jeigu mes pasižiūrime atvirutes, pavyzdžiui, arba ten litografijos, tam tikras Juodkrantės bažnyčia 1880-1890 metų, jinai stovėjo ant marių kranto, dabartinė Juodkrantės bažnyčia. Po 20-30 metų mes matome, kad tas krantas praplatėjo keliais šimtais metrų. Tai visas tas krantas, kai mes važiuojam Juodkrantės, jeigu nuo Smiltynės pabaigoje, bažnyčią pravažiuojam ir matom tą tokį platų krantą, jis yra supiltas iš marių dugno. Tai Juodkrantė praplatėjo. Net prie Javos kalno, arba dabar, kur yra ten ta akmeninių skulptūrų, sakykime, pievelė, ir ten yra marių dumblo sąskaita, kaip sakant, praplatinta Juodkrantė. Tai įsivaizduokim, sąlyginai, dalis Juodkrantės yra iš marių dugno pagaminta. Tai vėlgi yra labai svarbu. Ir kelias vėl buvo, sakykime, nutiestas. Dar irgi jisai buvo į Klaipėdą sutvirtinant krantus ir ten praplečiant dar krantą, sakykime. Tai vėlgi, netiesioginė įtaka, bet jie be abejo turėjo kažkur tą dumblą dėti. Tai nebuvo įskasamas tam, kad praplatinti Juodkrantę, bet vėl tas netiesioginė įtaka firmos yra milžiniška, nes kiek matom mes tų įvairių, sakykime, efektų. Matydami, kaip sparčiai Juodkrantė auga, investuoti į šio kurorto plėtrą ima vietos verslininkai. Be žmonių įsikišimo, kalbant apie kurorto kūrimą, čia nieko nebūtų buvo, tai turėjo atsirasti
suvokiantis rinkodarą žmonės, labai entuziastingi, nes tuščioje vietoje buvo kuriamas kurortas. O reikėjo pasiekti lygį, kuris būtų konkurencingas, nes Kuršių nerijos susijungimo su žemynų vietoje ten dabar jau Rusijos federacija, Kranco kurortas nuo XIX amžiaus vidurio jau labai garsus buvo. Jisai pradėjo kurtis 1816 metais, tai yra įdirbiai buvo visai kiti ir žinoma buvo daug žvalgomasi, kaip ten kas daroma, bet buvo visiškai aišku, kad negalima atsilikti nuo to lygio, kitaip klientai, kurie čia dalis buvo iš to paties Karaliaučiaus arba iš Tilžės, jie galėjo ten važiuoti arba čia važiuoti. Įdomų fragmentą atsiminimų skaičiau pokalbį tarp tų, kurie čia, reiškia, kartais čia važiuodavo, bet pagrindę Krancą mylėjo. Klausė savo pažįstamų, kodėl jūs į tą Švarcortą važiuojat, kas čia tokio ypatingo. Juk Krancas daug geriau, ten daugiau didesnis, daugiau šiokios tokios prabangos. Jie sako, bet Krancas neturi miško. Tai vat Juodkrantės miškas buvo didelis koziris ir tai reklamoje buvo labai išsukta stipriai kaip sveikatinimo šaltinis ir Juodkrantė kaip klimato, palankaus klimato sveikatai kurortas reklamuojama. Žodžiu, su reklama buvo dirbama labai gerai. Ką ten bekalbėti, nedidelis būrelis žmonių iš tuometinio Mėmelio ir Tilžės, turinčių pinigų, bet dar daugiau turinčių teisingą mąstymą padarė stebuklą. XIX amžiaus pabaigoje Juodkrantė išgyvena tikrą pakilimo laikotarpį. Ją atranda vis daugiau svečių iš tolimesnių kampelių. Pagrindiniai 3 didmiesčiai buvo, kadangi buvo puikus susisiekimas mariomis, garlaiviais, tai iš Karaliaučiaus, Tilžės ir Klaipėdos. Ypač geras susisiekimas su Klaipėda buvo, tai ir vienos dienos atvykėlių būdavo. Ne taip jau ir mažai, nes garlaiviai plaukė ne vienas ir per dieną buvo galima kokiais 5 garlaiviais pasiekti Juodkrantę. Tai šitas faktorius ir lėmė, kad čia pagrindė iš šito regiono, bet ne tik. Ta reklama padarė tai, kad ir iš gana tolimesnių Vokietijos regionų atvažiuodavo iš Miuncheno, Dortmundo, Eseno ir taip toliau. Ir iš Hamburgo. Poilsiautojų patogumui įrengiama patogi garlaivių prieplauka, nutiesiami pasivaikščiojimų takai, per mišką promenados. Atsiranda restoranai, tuometės spa paslaugos. Visų pirma, tai reiškia, kad kurortas turėjo turėti centrinį didelį viešbutį, pramogų vietą, be kita ko, šokių vakarai buvo viena iš būtinų pramogų kurortuose. Pačioje XIX pabaigoje išpopuliarėja ypač sveikatinimo akcentai, taigi statomi mūsų sampratoje spa pastatai su tokio pobūdžio įvairiom paslaugom, šiltos vonios, purvo vonios ir įvairiausi variantai šitų gydomųjų vonių, tai Juodkrantėje toks paslaugų centras atsiranda 1905 metais, ten prie kapinių jisai buvo gražios architektūros, tai vėlgi bendruomenė labai daug pastangų dėjo, pati tiek kurorto komitetas, aš turiu omeny visų pirma, kad neatsilikti ir išlaikyti konkurencingumą, pastatyti tokį objektą, tai nebuvo pigu, nebuvo paprasta, bet jie tai padarė. Ir tariant, iki Pirmo pasaulinio karo visą laiką buvo kas nors dar tobulinama. 1909 metais restoranas ant jūros kranto, apsauginės kopos. Juodkrantė auga, gražėja, gyventojų ir poilsiautojų gausėja. Tačiau garsas apie kurortą sklinda ne tik dėl unikalios gamtos ar teikiamų poilsiautojams paslaugų. Juodkrantė visame pasaulyje išgarsėja dėl čia rastų unikalių gintaro klodų. Vat mano rankose ir yra marių gintaras. Tai jie kasdavo tiek, kiek galėjo. Čia irgi yra perskeltas per pusę žemkasės, jau šių laikų žemkasės gintaras, 130 gramų grynuolis, puikios kokybės, kaip matom, geltonas ir be jokių, čia tik tais nuėmus, tai iš jo galėjau labai daug ką padaryti, aišku, ir kaina jo labai didelė. Jam tokio gintaro reikėjo. Kur dėti dabar tos gintarus? Kai surinkdavo tą gintarą, tai jį reikėdavo paversti prekę.
žaliavą, ar prekiavo firma Steinten ir Becker, galimai taip, bet jie darė kitaip. Jie vėlgi, Moritzas Beckeris, būdamas žydų, jisai saviškius žydus irgi įdarbino Palangoje. Tai gintaro apdirbimo įmonėse supirkdavo matyti žaliavą, parduodavo jiem, jie paskui padarydavo kažkokius ten prekes. Kretingui buvo labai irgi garsi apdirbimo iš Juodkrantės gintaras, buvo apdirbamas ir Kretingui. Tai tarkime, labai įdomu yra, kad samdė vaikus, kurie labai tiko, nes jų labai maži pirštukai ir smulkius gintariukus galėdavo suverti, sakykime, arba apšlifuoti. Tai šiuo atveju irgi vaikai buvo įdarbinti ir moteris. Va, ir visa rinkodara buvo Moritzo Beckerio rankose, visas verslo įgyvendinimas. Jie gamino įvairius labai įdomius dalykus, kuriuos buvo proga pamatyti pernai. Pavyzdžiui, arklių karolius arba negrų karolius, taip ir vadinasi. Tai arklių karoliai, tai tarkime, būdavo gintaras paverstas tokių daugiakampiais karoliais grubesniais, suverta į tokią apvarą. Ir tai buvo skirta Rusijos rinkai. Negrų karoliai buvo apvalūs gintarai, stambesni, geresni, irgi tokia apvara ir tokia kaip rankina apvyniota iš popieriaus. Jis buvo skirta Arabijos rinkai, musulmoniškai ir Afrikos rinkai. Tai Afrikai, pavyzdžiui, tai būdavo ir investicija, ir net atsiskaitimo matas. Kitaip tariant, mes matom, kad iš tos Juodkrantės mūsų gintaras keliavo į visą pasaulį, į Afriką, į Arabiją, kur virsdavo arabiškais rožiniais ir taip toliau. Tai šiuo atveju, tai vėlgi, pagalvokim, 19 amžius, kokio lygio buvo aukšto verslininkai ir tas pats Moritzas Beckeris, kad jie sugebėjo, jų pirštai siekia taip toli. Tai nebuvo apsiribota vien vietinė rinka. Tai po to, aišku, jie baigė 90 metais tą gintaro gavybą mariose. Ir jie tada jau daugiausiai jau veikė Sembos pusiasalyje, ten jau kasė ir iš žemyniniai daly, sakykime, palmininkuose, jau iškastinis gintaras iš žemyno ir jūros dugne taipogi. Bet vien tai, kad gintaras iškeliaudavo iš Juodkrantės į visą pasaulį kažkokie tai ar žaliavos, ar tam tikrų, kaip karolių, kažkokių pavydalų, tai nebuvo ta didžioji, kaip sakykime, sensacija. Kartu su žaliava darbininkai rasdavo įvairių keistų gintarinių, dabar mes pasakytumėm, artefaktų, bet tais laikais jie nelabai suprato. Tai buvo, tarkim, žmogeliukai pagaminti iš gintaro grubiai arba gintariniai skridiniai, lęšio formos. Tai buvo kažkokios kaip sagos ir vamzdelių, tokių kaip makaronai pavydalo, sakykime, kabučiai ir įvairiausių štai tokių keistų, jiem nematytų, nelabai suvokiamų gintarinių dirbinių, kuriuos iš pradžių žmonės, dalindavosi vienas kitam, šeimom, net pati firma Steinteno ir Beckerio netgi dovanodavo tos dirbinius darbininkam, kurie už ištikimybę, sakykime, baigdavo darbą, baigdavo kadenciją, pavadinkim, išeidavo į pensiją arba gal šiaip išeidavo iš darbo, tai tiem lojaliem. Tai va šita gintaro saga, sakykime, jinai ir yra viena iš tų dovanų, čia yra kopija, kurią aš gaminau. Viena moteris prieš mirtį padovanojo Berlyno muziejui ir paaiškėjo, kad jos, matyt, prosenelis dirbo gintaro kasyklos ir buvo gavęs 10 gintarinių dirbinių, kurie iš jų išliko tik tai 5, man atrodo, ar 4. Tai reiškia, mes dabar turim suvokti, kad daugybė tų įvairių amuletų ir įvairiausių tų, sakykime, dirbinėlių išsklido po pasaulį, nežinia kur. Bet kai tas garsas apie šitos dirbinius pasiekė karaliaučių, profesorius, be abejo, jie suprato, kad tai yra archeologija. Kad tai yra archeologija ir kaip paskui paaiškėjo, susidurta yra su akmens amžiaus, neolito ir ankstyvojo bronzos amžiaus artefaktais. Tie žmogaus rankų darbo gaminėliai.
jie virto rinkiniu. Firma Stanton ir Becker pasamdė Richardą Klepsą, kuriam buvo pavesta suformuoti visą rinkinį, kolekciją, kurią sudarė 435 vienetai. Toje kolekcijoje bent jau buvo. Karaliaučiuje net buvo gintaro muziejus, firmos Stanton & Becker gintaro muziejus. Ir iš tų 435 pasaulyje yra likę 5. Viso labo, bet dabar po truputį aiškėja, kad, pavyzdžiui, pernai į Lietuvą buvo atvežtas vienas artefaktas, kur buvo manoma, kad jis yra prašapęs, kad jo nebėra, o jis pasirodo buvo Turkijoje. Ir vokiečiai užsiminė pusę lūpų muziejininkam, kad žinokit, yra dar. Tai buvo manoma, kad visi tie neįkainojami, sakykime, jų dydžiai buvo didesni žymiai. Čia yra sumažintos dvigubai mažesnės kopijos, kad prašapo per Antrą pasaulinį karą, bet vis dėlto aiškėja, kad kažkur muziejai gal mainėsi, gal kažkas kažko negrąžino ir dar yra tikimybė, kad tų gintaro dirbinių mes pamatysim ir daugiau. Deja, 20-ojo amžiaus pradžioje kilę karai buvo negailestingi. Išsibarstė unikalusis Juodkrantės gintaro lobis, nustoja vystytis ir kurortas. Pirmasis pasaulinis karas užbrėžė liniją, kai kurorto augimas sustoja. Ir pokaris, arba tarpukaris tiksliau, jau Lietuvos kompetencijoje šitas kraštas kaip autonominis, tokio didelio augimo nebuvo. Jisai laikomas tas lygis buvo, kuris anksčiau sukurtas, bet čia atsirado visai kitos įtampos ir vilų savininkai vokiečiai, o įtempti santykiai Klaipėdos krašte. Juodkrantė šiandien kitokia. Ne tokia sausakimša kaip Nida, tačiau unikali savo gamta. Ir poilsiautojus iki šiol žavinti didingus laikus menančią istoriją. Projektą Pajūrio istorijos iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.